Taigi mes turėsime padaryti po 5 prisitraukimus per kiekvieną pertrauką, juos turėsime padaryti iš eilės. Bet ilsėtis galima kabant. Na tai ko mes laukiam? Einam į pamoką, o po to darysime prisitraukimus. Mums jau pasibaigė pirma pamoka ir mes atėjome daryti prisitraukimų, kadangi aš manau, kad sunkiai padarysiu juos, tai tai mums liepia nusimaut batus. Nes sako, kad jie sveria daug. Taip. Jis pradės. Aš pradėsiu. Aš vėl kartą bandžiau praktikuotis, buvo sunkiau negu čia kažkaip tais. Gal aš jau buvau pavargęs po treniruotės. Gal kitaip ten rankas dėjai. Mums jau pasibaigė ir antroji pamoka, kuri buvo kūno kultūra. Tai reiškia, kad dabar yra antroji pertrauka, tai aš vėl jau maudinėja batus ir darysime vėl 5 prisitraukimus. Šį kartą pradėsiu aš. 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, mano kojas lenkiasi truputėlį ir aš išsimetu, bet vis tiek šį yra kaip variacija, tai galima tai daryti. 1, 2, 3, 4, 5. Net nepradėjau pabaigę. Kol kas nėra labai sunku, aš galvojau, kad man bus žymiai sunkiau, nes kai anksčiau bandžiausi, 5 sunkiai padarydavau, galvojau, jeigu per kelias pertraukas tai jau nebepadarysiu. Kol kas dar visai normaliai, ką jaučiu, tai mazoliu truputėlį. Man nepatinka. Man tai be problemų. Jo, garantuotai pavyks. Jam. Man. Mums jau pasibaigė 3 pamokas, dabar yra ilgoji pertrauka ir einam daryti prisitraukimų. Taip. 1, 2, 3, 4. Skauda mazolius. Jau netaip lengva dar. Blogai, kas atsitiko? Teo, kodėl tu šypsaisi? Mums pagal tvarkaraštį antra pamoka turėjo būti langas, o 4 pamoka kūno kultūra. Tačiau mūsų dalis klasės mokinių eina per antrą pamoką, tai mes su jais irgi nuėjom per antrą pamoką ir 4 pamoka tada mums gaunasi langas. Laikas ėjo ir tada mes tokie žiūrim, kad o jau tuoj pamoką reikia eiti, tai ir nuėjom į tą pamoką. Vidury pamokos klykino, kad mes per 4 pertrauką, kadangi mums buvo langas, tai mes nepajautėm tos pertraukos. Bet per 4 pertrauką mes nepadarėm jokių prisitraukimų. Pagal taisyklės turim daryti tada, kai mums turėjo būti arba buvo pamoka. Ir pagal tvarkaraštį mums vis tiek turėjo būti pamoka. Tai kad mes ją nuėjom anksčiau, tai mums jos nebuvo, bet turėjo būti. Ir mes nepadarėm prisitraukimų, tai reiškia, kad mes iššūkį pralaimėjom. Ir dabar mus turės atmėtyti kiaušiniai. 24 kiaušiniai bus paleisti mus. Mūsų operatorius buvo nesiekiai laimingas, kad mes praknisam šitą iššūkį. Taip, reikėjo. Ir mes nufilmavom. Va, būtent, šitą ir norėjau kepčiati, šitą ir norėjau. Čia atradome vietą, kur niekam netrukdytume ir būtų patogu susitvarkyti. Dėl saugumo užsidėsime šalmą. O dėl įdomumo, ją pilksime maišu. Turim 2-4 kiaušinius iš Nortos. Ar čia mano paskutiniai žodžiai? Ne. Ja. Yeah. Okay. 3, 2, 1. Kaip matote, žala kažkokia yra, bet šiaip neskauda. Reitingas nuo 10, nežinau, 9-8 geras toks. Tau malonu buvo? Iš mano pusės galiu pasakyti taip, buvo gaila išleisti pinigų kiaušiniams visai. 4 eurus. Tikrai buvo kiaušinių, kurie skaudėjo. Labiausiai skauda, kai pataiko kietai, tai neskyla, jeigu išsitaško, tada viskas gerai, tiesiog taip nestipriai. Ir va, į apatinę nugarą labiausiai ir iščykina. Va čia skauda,
Tada man asmeniškai labai skaudėjo aplink stuburą, va čia va kažkur, va iš tose va vietose. Jeigu pataiko grinai į mentį, tai neskauda. Tai sakė, kad tai užpakalį jam labai skaudėjo. Man asmeniškai čia kažkur pataikė, tai neskaudėjo. Kojas visiškai beveik nejauti. Kai pataikė vieną koją, tai net malonu labai buvo, kad ne kažkur kitur. Aš galvojau, kad tipo, nu, jo, gali skaudėti, bet kiaušiniai vis tiek ten išsitaškys, panašiai nebus tai blogai, bet realiai kai kurio kaip hitino, tai nemalonu, tikrai nemalonu buvo. Iš esmės, nebuvo žymiai blogiau negu tikėjaus, bet tikrai nebuvo geriau negu tikėjaus. Tai jo, 8 iš 10. Ir iki, ne parduotuvė, o atsisveikinimas. Ate!